Sveiki visi, kurie su manim dabar darys saugios vietos vizualizacinę praktiką. Tai yra praktika, kurią mes galim daryti, kai pajaučiam labai stresą, kažkokią įtampą, nerimą, kai nėra tokios realios grėsmės, bet mes vis tiek jaučiam nerimą ir baimę ir įtampą, arba kai mes esam labai pervargę, jaučiamės pažeisti, nesaugus, arba kai norime atgauti jėgas. Ir šita priežastis atlikti šitą praktiką, kai norim atgauti jėgas, ne tik pailsėti, bet ir atgauti jėgas, gali būti labai svarbi ir saugios vietos vizualizacinė praktika šiam tikslui gali būti labai naudinga. Šią praktiką galima atlikti sėdint arba gulint, bet aš siūlau daryti ją, kai tik tai galim gulint, arba sėdint galima daryti panašiu būdu. Aš siūlau naudoti pledą šiai praktikai, jeigu mes atsigulam, tai naudojam pledą, atsigulam patogiai ir užsidedam pledą taip, kad jaustumėm tam tikrą saugumą, šilumą. Ir galim patogiau atsigulam. Kiek galim, aš truputį palieku atvirą mikrofoną, bet aš siūlau jums užsigulti, užsikloti stipriai labai, arba galima atsigulti net ant šono, į vaisiaus pozą, irgi gali būti labai naudinga ant vieno šono ar ant kito šono, užsimerkti ir vizualizuoti. Tai yra vizualizacinė praktika. Aš palieku savo mikrofoną įjungtą, atvirą ir atliksiu šią praktiką, kad girdėtųsi mano garsas. Taigi, atsigulam arba nugaros, arba susiriečiam, arba atsisėdam, irgi užsidengę pledu, ar kažkokiu savo apsiaustu, paltu ar šaliku, ar kepurę net, bet kuo, taip, kad jaustumės patogiau, šilčiau ir jaukiau. Ir tada pajaučiam savo kūną, savo kvėpavimą tiek, kiek galim, tarsi susijungiam su savo kūnu, tarsi susijungiam su savo kvėpavimu tiek, kiek galim. Ir tada užsimerkiam, nuraminam savo kūną, nuraminam savo kvėpavimą, mes jau mokam tą daryti, kai naudojam autogeninę treniruotę arba kitas atsipalaidavimo technikas relaksacinės. Ir tada galim užsimerkę leisti savo kilti vaizdiniams apie saugią vietą. Ir tai gali būti saugi vieta iš mūsų vaikystės, kažkur gamtoj, kartais vaikai jaučiasi saugus, arba kartais vaikai jaučiasi saugus kažkur tai pasidarę palapinę, užsidėję kokią antklodę arba pledą tarp kėdžių, arba kartais vaikai jaučiasi saugus po stalu, aš jaučiausi saugus šitose vietose. Arba galim įsivaizduoti kitą vietą, kokioj medžio drevėje dar man teko būti ir jaustis saugiu, būnant mažu vaiku. Galim įsivaizduoti bet kurią saugią vietą vaikystėje. Arba galim įsivaizduoti kažkokią saugią vietą iš savo dabartinės patirties, atostogų, kažkur tai gamtoj, prie jūros ar miške, ar kažkokiai pievai, ar ant kalno, bet kurioje vietoje, kur jautėmės saugiai, ar vandenį. Arba galime įsivaizduoti, jeigu mums sunku atrasti saugių vietų iš savo praeities ir dabarties, galime įsivaizduoti kažkokią įsivaizduojamą vietą, savo fantazijoje saugią vietą. Ir tada galim kvėpuodami lengvai, atpalaiduodami visą savo kūną,
su meile, su atjauta, būdami su savo kūnu, su savo kvėpavimu, savo širdies veikla, galim persikelti savo vaizduotėj į tą saugią vietą. Ar iš vaikystės, ar iš jau suaugusio amžiaus, ar į įsivaizduojamą fantazijoje sukurtą saugią vietą. Ir tada galim tarsi persikelt ir tarsi įsivaizduoti save toj saugioj vietoj. Ir tarsi pajausti, kad esam toj saugioj vietoj. Ir tada galim bandyti įsisąmoninti savo regos pojūčius, ką mes jaučiam, ką mes matom, kokius vaizdus mes matom saugioj vietoj. Ir tarsi leisti iš naujo išgyventi šitos vaizdus, šitas patirtis. Leisti savo. Tarsi iš naujo pamatyti tai, ką mes matytumėm saugioj vietoj. Ir patyrinėti tuos vaizdus, ir kad jie pereitų tokį saugumo jausmą visame kūne. Tarsi susijungt su tais vaizdais. Tada galim perkelti dėmesį į garsus ir leisti savo smegenyse sukurti garsus, kuriuos mes girdėtumėm saugioj vietoj. Leiskim savo išgirsti savo vaizduotėje dabar, savo vizualizacijoje garsus, kuriuos mes girdėtumėm saugioj vietoj. Ne tik vaizdus, bet ir garsus. Ir pabūkime su tuo. Pasimėgaukim, pajauskim, kaip saugumas įeina į visas mūsų kūno dalis, kiekvieną ląstelę ir apima visą mus. Mes tikrai pasineriam į saugumo, ramybės ir atsipalaidavimo būseną. Tada gal galime įsivaizduoti, kokius kvapus mes ten jaustumėm ir leisti susikurti. Įsivaizduokime kvapus, kuriuos mes ten jaustumėm. Ir leiskime mūsų vaizduotėj sukurti tuos kvapus. Ir tarsi užuosti, pajausti juos. Ir leisti tiem kvapam dar mus nuraminti, dar mus atpalaiduoti. Ir galbūt net ir skonius galim pajausti toj saugioj vietoj ir leisti savo vaizduotėj sukurti. Ir pabūti su jais, pasidžiaugti. Ir tą galim leisti savo įsivaizduoti ir savo vaizduotėje sukurti, kokius kūno pojūčius mes jaučiam. Kaip mes ten jaučiamės, kažkas minkšto, šilto, švelnaus, saugaus, labai gero, labai malonaus. Leiskim savo įsivaizduoti tą saugią vietą ir mūsų kūno pojūčius joje būnant. Leiskim savo tarsi panirti į tą saugią vietą. Ir tada gal galim tarsi viską sujungti ir jungti mūsų tą jausmą, sąmonę, emociją, saugumą, malonumą, atsipalaidavimą,
ramumą, kažkokį stabilumą, įsižeminimą, šilumą, meilę. Viską sujunkim į vieną visumą. Viską. Ir tarsi leiskim savo pajausti tą komplektą. Ramybės, šilumos, saugumo, atsipalaidavimo, meilės, priėmimo. Visko, ko žmogui reikia labai. Leiskim panirti tą būseną. Ir lai mūsų kūnas patiria dabar, leiskim savo vaizduoti, susikurti tą pojūtį to buvimo saugioj vietoj. Tegul mūsų kūnas pasidžiaugia, tegul atgauna jėgas toj saugioj vietoj. Tegul sustiprėja. Labai labai svarbu kūnui ir mūsų protui ir emocijoms tai patirti. Pabūkim, paplūduriuokim saugioj vietoj, kur viskas aplinkui tik tai gera, saugu ir ramu, kur viskas aplinkui tarsi maitina, priima besąlygiškai, vien tik už tai, kad mes esam. Ir mus myli. Pasimėgaukim saugioj vietoj. Ir tada taip galim pabūti, pakvėpuoti, vis grįžti, jeigu kažkur dėmesys nukrypsta, grįžti į tą vėl vaizdinį, įsisąmoninant, ką matom, ką girdim, ką užuodžiam, ką jaučiam ir pasinėrę į tą saugią vietą. Leiskim organizmui, leiskim kūnui, leiskim kiekvienai kūno daliai, organams, visiems atgauti jėgas, pailsėti ir sustiprėti. Ir tada savo padėkokim, savim pasidžiaugkim ir užbaigim šią praktiką. Mes jau darėm saugios vietos praktiką gulint ir aš čia tik tai parodau, kad ją galima daryti sėdint, atsisėsti taip, kad jaustumėm savo kūną kaip visumą, atskiras kūno dalis, savo kvėpavimą. Ir kadangi tai yra saugi vieta, aš siūlau užsidėti pledą kažkokį, tai yra apsiaustą, jeigu neturim pledo, apsigaubti. Ir aš paliksiu truputį vietos mikrofonui, kad aš girdėčiausi su savo balsu. Ir tą pačią praktiką pajausti ir atlikti sėdint. Ir tada vėl nueiti į kažkokią tai savo vaizduotį saugią vietą, ar tai būtų iš mūsų vaikystės saugi vieta, ar tai būtų saugi vieta iš suaugusio gyvenimo, kažkokia atostogų vieta, gamtoj vieta, arba ta vieta, kur mes jaučiamės saugiai, ar tai būtų įsivaizduojama saugi vieta iš fantastikos pasaulio. Ir tada svarbu, kad mes panirtumėm ją su visų kūnu, įskaidytumėm į pojūčius, kad įsisąmonintumėm, ką matom, ką girdim, ką užuodžiam, gal kažkokį skonį ir ką jaučiam savo kūne. Ir viską apjungtumėm į vieną visumą ir pajaustumėm tą giluminį pasinėrimą į saugumą. Kad mūsų protas, kad mūsų emocijos ir mūsų kūnas galėtų atgauti jėgas, pailsėti ir sustiprėti. Praktikuokime tai ir nuolat savo padėkokime už kiekvieną praktiką.